Kaip keičiasi realybė? Šiandien atėjo mintis apie praeitį ir praeities įvykius ir kaip tie įvykiai mane užaugino. Tiesiog tuo momentu, kai gyvenau, aš to nefiksavau tų savo pokyčių ir kur mano tikslai mane veda. Pamačiau, ką tu. Tai va, dėl to labai svarbu fiksuoti pokyčius savyje. Ir kol esam nesąmoningi, mes visą laiką daugiausiai gyvenam praeities prisiminimuose ir retai kada išeinam į dabarties momentą. Kiekvien skirtingai gal pagal tą dažnumą, bet vis tiek daugiausia būnam praeitį ir jeigu susitinkam su žmonėm, tai tiesiog daugiausia nebūnam dabarties momente, o kalbam apie kažkokią praeitį, apie praeities įvykius, apie praeities dalykus. Ir kai žmogus sąmoningėja, jisai vis daugiau būna dabarties momente ir galiausiai išeina į tokį buvimą kaip visišką gyvenimą dabartį ir nuolatinį pasiruošimą ateičiai. Nebelieka kažkokių praeities dalykų. Praeitis jau yra užfiksuota, jinai jau buvo tokia, kokia buvo ir jos nebėra. Dabar ateina laikas būti dabarties momente visą laiką ir nuolat ruoštis ateičiai. Kiekvienas veiksmas jisai turėtų būti kažkoks pasiruošimas ateičiai. Ėjimas į naujumą, tai irgi pasiruošimas ateičiai. Kaip mes anksčiau gyvendavom ir patirdavom kažkokius įvykius ir jie mumis augindavo, mes to neužfiksuodavom. Tai dabar atėjo laikas būti dabarties momente ir eiti sąmoningai, lygiai tą pat daryti, bet sąmoningai eiti į tą naujumą kiekvieną dieną ir svarbiausia fiksuoti. Fiksuoti kiekvieną pokytį savy, viską, ką tik eina pastebėti, kiekvieną pasikeitimą. Tai va, gyvenimas jis lygiai toks pat, bet tuo pačiu ir visiškai skirtingas. Ta prasme, kad nebėra praeities. Mes iš to dėmesio fokuso į praeitį, grįžtam į čia ir dabar ir mūsų dėmesys tampa į ateitį, į visai kitą pusę. Tai toks ir pasikeitimas.